Sveikos merginos! Šiandien tad norėsiu daug ką papasakoti, kas tinka, kas netinka, kokie teptukai yra naudojami makiažuose. Faktas, kad visos priemonės yra skirtingos, tad ir turi skirtingą efektą. Šiandienos mūsų tikslas būtų pabrėžti privalumus ir paslėpti trūkumus. Nuo ko mūsų makiažas visų pirmiausia turėtų prasidėti, tai nuo švaraus veiduko. Veiduką nuvalysiu su miceliniu vandenuku. Sudrėkinsiu vatos diskelius ir valysiu iki tol, kol neliks nešvarumų ant mano veiduko. Šis micelinis vandenukas man labai patinka, nes yra be jokių kvapiklių, todėl man nedirgina odos. Taip pat yra su argano aliejumi, todėl nesausina odos. Viskas, mano veidukas švariai nuvalytas, tad galėsiu daryti sekančius žingsnius. Turėtumėme apsižiūrėti savo odą, ar yra kokių nors šerpetojimų ar išsausėjimų. Pas mane ant odos tikrai tai yra ir aš tai jaučiu. Todėl naudosiu dar tokią priemonę kaip hialurono serumą. Ši priemonė man padės sudrėkinti itin intensyviai veiduką. Užsilašinu vieną žirnelį ant odos ir išsitepu ant veiduko su pirštukais. Ši priemonė man labai patinka, nes tikrai intensyviai drėkina, panaikina šerpetojimą, mažina jautrumą. Taip pat ši priemonė turi antisenėjimo savybių. Juokiuosi, nes dažnai niekas tokiamis pasakomis netiki, tačiau prižiūrint odą su šia priemonė kasdien, tikrai rezultatą galime pamatyti. Viskas, mano veidukas su hialurono serumu jau padengtas, tačiau ne tik hialurono serumą galime naudoti, yra ir tokios priemonės kaip aliejukai. Aliejukų yra įvairių, galite pasižiūrėti štai šitoje svetainėje nurodytoje. O aš keliausiu toliau. Toliau mano sekantis veiksmai būtų bazės pasirinkimas. Bazių yra įvairių, štai turiu rankose 4 skirtingas bazes. Šiandien aš pasirinksiu matinę bazę. Štai šitokią. Taip pat vieną žirnelį užsilašinsiu ir su pirštukais padengsiu visą veidą. Pasirinkau matinę bazę, nes noriu matinio efekto, kad nuimtų blizgėjimą veiduko ir kad ilgai išlaikytų. Bazes renkamės pagal tai, kokio mes efekto norime. Yra švytėjimo suteikianti bazė, yra korektinė bazė, kuri neutralizuoja raudonę. Taip pat yra drėkinanti bazė, kuri sausai odai tinka. Bazės nereikia daug, užtenka vieno žirnelio, gerai ir tolygiai padengti ant veiduko. Viskas, bazę aš pasidengiau. Keliausim toliau. Rinksimės kreminę pudrą. Kaip pasirinkti tinkamai, reikėtų atkreipti į 3 faktus. Tai odos tipas, odos spalva ir konsistencija. Odos tipai būna įvairūs. Normali oda, sausa, riebi, mišri, kas pavyzdžiui tinka riebiai odai, ne visada tik sausai odai ir atvirkščiai.
Kaip pasirinkti tinkamai spalvą, tai reikėtų atkreipti dėmesį į šitą vietą, tai veido žandikaulio apačią ir kaklo, kad pereitų gražiai spalvytę. Dabar mes tai pasižiūrėsime. Užsilašinsiu įvairių spalvų pudrą ir išsirinksime. Tepti pudrą reikėtų su sintetinio plauko teptuku. Akivaizdžiai matome, kad pirmoji spalva man gražiausiai atrodo. Kad nereikėtų man iš naujo bazės dengti, aš viską nuvalysiu su prieš tai naudota baze. Ir pasirinksiu pirmąją spalvytę. Tai buvo liftinginė pudra, 101 numeriukas. Ir aš ją šiandien naudosiu dieniniam makiaže. Naudosiu ją todėl, kad man ji patinka, nes yra lengvos konsistencijos. Sunkios konsistencijos aš tikrai šiandien nenorėčiau, ką pavyzdžiui turi kitos pudros. Palikime tai vakarui. Ir gražiai, tolygiai dengsime veiduką. Dengsime kreminę pudrą su sintetinio plauko teptuku iš Ožu Design Home linijos. Ir plonu sluoksniu tepsime. Periname gražiai į kakliuką, kad neliktų jokių skirtumų. Kur norime labiau pamaskuoti, tiesiog įtapšnojame. Į paakių zoną su kreminė pudra nelendame, nes mums yra per sunkios konsistencijos, ten naudosime kitas priemonės. Daugiausiai pudros reikėtų dengti T-zonoje, veido centre, tam, kad galėtumėme išblendinti į šonus ir padaryti natūralų efektą. Viskas, kreminė pudra ant manęs jau padengta, tačiau turime problemą paakių zona. Vieni paakiai būna melsvi, kiti rusvi, todėl pagal tai ir reikėtų rinktis maskuoklio spalvą. Turiu rankose paakių maskuoklius, jie yra įvairių spalvyčių. Šiandien aš pasirinksiu 4 numeriuką. Jis turi gelsvo pigmento. Kadangi mano paakiai yra melsvos spalvos, todėl reikėtų rinktis ir gelsvo pigmento turinčius maskuoklius. Kas turi rusvus paakius, tiems reikėtų rinktis turinčius rausvos spalvos pigmentus. Taigi, užsidėsiu šiek tiek maskuoklio ir su sintetinio plauko teptuku aš dengsiu tas vietas, kur yra pas mane problema. Priemonės nereikėtų padauginti, tam, kad nesubėgtų į raukšlytes. Jos pakanka labai mažai.
užmaskavus nuovargio nematyti. Tačiau pas mane dar yra pigmentinių dėmių, kurias norėčiau užmaskuoti. Tam pasitelksiu į pagalbą savo maskoklius. Jų yra įvairių spalvų. Jas reikėtų rinktis pagal odos spalvą. Aš pasirinksiu 30 numeriuką. Štai tokia spalvytė būtų. Ir taip pat su sintetinio plauko teptuku maskuosiu tas vietas, kur yra pas mane pigmentinių dėmių. Įtapšnojančiais judesiais puikiai maskuojasi, atitinka spalvytę prie veido odos spalvos. Priemonės tikrai nereikia daug. Viskas, veidukas užmaskuotas, lygus. Galėsim atlikti sekančius veiksmus. Kad galėčiau dengti bronzantą skaistalus, aš visų pirmiausia turiu užsifiksuoti veiduką. Užsifiksuoti veiduką galiu su įvairiomis priemonėmis. Yra tiek birios pudros, tiek kompaktinės pudros pagal odos tipą. Tačiau šiandien aš pasirinksiu mineralinę pudrą, birę pudrą, pirmą numeriuką. Pasimsiu natūralaus plauko teptuką ir labai mažai priemonės paimdama, sukamaisiais judesiais aš į odą įvesiu mineralinę pudrą. Svarbiausia gerai padengti tas vietas, kur mes norėsime dengti bronzantą, skaistalus, kad mes vėliau negautume drūžių įvairių dėmių. Viskas, veidukas mano padengtas jau su biria pudra. Galėsime keliauti prie bronzanto. Bronzantą šiandien aš pasirinkau matinį 2M numeriuką. Taip pat dengsiu su natūralaus plauko teptuku. Nuo ausytės vidurio link nosytės arba link lūpų. Link nosytės keliaujame tada, kada mūsų veidukas yra pailgas ir mes norime jį sutrumpinti. O link lūpyčių keliaujame tada, kada mūsų veidukas yra sumažintas šiek tiek. Pasiemame priemonės labai mažai. Geriau po truputį, bet ne iš karto daug. Bronzantų taip pat yra ne tik 2M numeriukas, tai yra matinis, tačiau yra ir perlamutrinių. Perlamutrinio nenoriu šiandien rinktis, nes šiandien darau dieninį makiažą, o kaip žinome, perlamutrinis turi atspindinčių dalelių, kas dieniniam makiažui tikrai nėra būdinga. Su bronzantu taip pat galime pamodeliuoti tas vietas, kur mes turime atsikišimus, smailesnes vietas, siekiant ovalo. Viskas, skruostikaulius aš jau turiu. Galėsime rinktis skaistalus. Skaistalų spalvų yra tikrai labai daug, yra šiltos ir šaltos.
pagal ką reikėtų atkreipti dėmesį į tai. Šilto tipo žmogus yra, kuris turi akytes žalias, rudas, plaukų spalva turi šilto pigmento, geltono pigmento ir taip pat oda turi šilto ir geltono pigmento. Šalto tipo žmogus yra mėlynų akių, balkšvos odos, o plaukai turi pilkšvo pigmento. Taigi, turiu rankose štai rožinį ir gelsvos spalvos skaistaliukus. Aš rinksiuosi rožinės spalvos skaistalus, nes aš esu šalto tipo. Ir skaistaliukus dengiame virš bronzanto. Kai padarome, matome tokį burbuliuką, ant jo ir dengiame. Taigi, skaistaliuką aš jau pasidengiau, galėsime keliauti prie antakių korekcijos. Visų pirmiausia, reikėtų antakius išsišukuoti, nes būna, kad lieka nuo kreminės pudros šiek tiek likučių įvairių. Ir kad gražiai padengtumėme priemonę, išsišukuokim geriau. Išsišukavę galime rinktis priemonę. Priemonių yra įvairių, tai ar šešėliai, ar gelinės tekstūros priemonės, ar pieštukai. Šiandien aš pasirinksiu pieštuką, tamsią rudą spalvytę. Spalvytę reikėtų rinktis pagal plaukučių spalvą. Ir kaip piešiame antakius, tai yra viena vienintelė taisyklė. Tai pirmasis taškas pradinis turėtų eiti nuo nosytės šoniuko, sparnelio iki pro akies vidinį kamputį. Aukščiausias taškas nuo nosies sparnelio per akies rainelę. Ir paskutinis taškas, žemiausias taškas, tai turėtų eiti nuo nosies sparnelio per akies išorinį kamputį. Ir pirmasis ir paskutinis taškas turi būti vienoje lygioje linijoje. Jei akytės yra per arti, mes šiek tiek antakius nutolinsime, jeigu akytės yra per toli, kaip tik priartinsime. Taigi, brėžiame antakius ir bus viskas aiškiau. Pradėsiu nuo aukščiausio taško. Priemonės nepaimkime per daug, neužryškinkime antakių, kad neturėtumėme Angry Birds antakių. Aukščiausias taškas turi būti ryškiausias. Pradinis taškas turėtų būti švelniausias, išretušuotas, šiek tiek priemonės tik uždėta. Taigi matosi, kaip skiriasi formytė nuo antakio. Žinoma, antakius reikėtų stengtis piešti simetriškai tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, kad nebūtų vienas aukščiau, kitas žemiau. Antakių korekcija jau atlikta, tad galėsim keliauti prie akyčių. Akytės mūsų šiek tiek išskiria riebaliuko, tad turėtume naudoti tokią priemonę kaip akių šešėlių bazė. Jie atrodo štai taip. Su pirštuku pasiemame, susišildome rankose ir tepame ant akių voko. Svarbiausia priemonės per daug nepadauginti, kad ji nesusirutuliuotų.
Akių šešėlių bazė taip pat yra reikalinga tam, kad šešėliai nesusigertų ir ilgiau išlaikytų. Dabar užfiksuojame su neutralia matinė spalva. Tai būtų štai tokia spalvytė, 612 numeriukas ir su natūralaus plauko teptuku užfiksuojam įtapšnojančiais judesiais. Kai šešėlį imame, svarbiausia nubraukti kitą pusę, kad nenubyrėtų ant mūsų paakių zonos. Nes jeigu nenusivalysime paakių zonos, tada mes atrodysime labai pavargę. Štai, akių vokai jau užfiksuoti. Taip pat šią spalvytę galime panaudoti po antakių, kur yra mūsų aukščiausia vieta, ties išlenkimu. Štai, akių šešėlis padengtas, o dabar modeliuosime akių linkį. Akių linkį pasirinkau taip pat matinį šešėlį, štai tokią spalvytę, 609. Dieninėme makiaže nereikėtų šios spalvytės nutamsinti per daug, kad nebūtų per ryšku. Paėmė šešėlio, kitą pusę nubraukėme, kad neišsitepliotų. Ir pagal linkį įvedame šešėlį ir jį šešėliuojame į viršų. Svarbiausia priemonės nepaimti per daug, kad nesusidarytų dėmės. Ir intensyviausia vieta turėtų būti ties ta akies linkio vieta, kur mes norime akytę iškelti. Vienas vokas mano jau pamodeliuotas šiek tiek. Modeliuojame kitą akytę. Kas dar labai svarbu modeliuojant ir naudojant šešėlius, turi būti labai gerai užfiksuotos akytės, tam, kad nesusidarytų dėmės tepant šešėlius. Žinoma, taip pat visada turi būti švarus teptukas, nes kitaip mes gausime murziną efektą. Taigi, mano jau linkiai išmodeliuoti. Dar norėčiau pabrėžti blakstienų augimo liniją su pieštuku. Pieštukų yra įvairių spalvyčių, tai išsukami pieštukai. Aš šiandien pasirinksiu mėlyną spalvytę. Nebijokime spalvų, nes tai tikrai paryškina mūsų akytes. Ir pagal blakstienų augimo liniją, plona linijytę, aš piešiu pieštuką. Ties išoriniu kampu šiek tiek liniją pastorinu. Ir išsibrėžus, taip pat su natūralaus plauko teptuku, tik šiek tiek mažesniu, aš šitą liniją išretušuosiu. Kad neturėčiau grafinės linijos. Taigi, mano jau pieštukas šiek tiek praretušuotas, piešiu kitą akytę. Taip pat ties išoriniu kampu pastoriname ir
išretušuojame su tuo pačiu teptuku, tačiau jau išvalytų. Kodėl retušuoju? Todėl, kad noriu švelnaus efekto, nenoriu grafinės linijos. Ne visiems žmonėms tinka tos grafinės linijos. Viskas. Mano pieštukas jau išretušuotas, akytės paryškintos, galėsime rinktis tušą. Tušų taip pat yra įvairių, tai riečiančių, tai ilginančių, tai apimtį suteikiančių. Tačiau aš šiandien rinksiuos riečiantį tušą, Curly. Išsisukame ir pasidažome blakstienytes. Taip pat tušą dar reikėtų ir galima rinktis pagal tai, koks mums teptukas patinka. Štai blakstienos padažytos. Jeigu kur nors nuo blakstienų tušo išsitepiame ar dar kas nors atsitinka, tiesiog pasiėmame ausų krapštuką su tuo pačiu toniniu kremu, kreminę pudrą, kurią dengiame ir nuvalome. Ir gražiai iš naujo patepame ir užfiksuojame. Akytės jau paryškintos, tad belieka pasidažyti lūpas. Šiandien aš pasirinksiu blizgesį. 412 spalvytė, lengva rožinė spalva, su sintetinio plauko teptuku. Aš jas pasitepsiu. Nenaudoju jokio pieštuko, nes nenoriu grafinės linijos. Taip pat dabar jau pieštukai nebėra antiek madingi. Dabar madinga baby look įvaizdis. Tad dažnai galite pamatyti, kad net lūpdažis tiesiog įtapšnoja su pirštuku. Lūpytės padažytos, visas makiažas jau atliktas, tad belieka pasakyti iki kitų kartų kituose vloguose. Tikiuosi, jūs informacija visa sudomino ir seksite kitas naujienas. Iki pasimatymo, mergaitės!